mintimis į tolimą žilą senovę. Seniai, seniai, iš tiesų, viską, apie ką kalbėsime, yra vykę seniai, seniai. Šiose žemėse prie Baltijos ir Nemuno apsigyveno mūsų protėviai. Kada tai vyko? Istorikai spėja, kad paskutiniesiems ledynams pasitraukus, tai yra maždaug prieš 15 000 metų. Šiandien mes švenčiame, kaip pirmokėliai sako, Lietuvos gimtadienį, o tai jau yra 92 gimtadienis, tad reikėtų didžiulį tortą iškepti. Atšventėme, taip kaip ir kasmet, vis ruošame meninę programėlę, kurioje dalyvauja visi vaikai. Šiemet išskirtinai meninę atkarpėlę atliko 3 klasės, tai A ir B. Mes susidraugavom ir tai jau ne viena mūsų tokia programėlė. Taip pat likusieji vaikai klasėse padarė vėliavėlės, šnekėjom apie tėvynę, kas tai yra. Vaikai noriai dirbo ir labai laukė šios dienelės. Tačiau 13 amžiuje visos Lietuvos žemės ir valdžia pateko į vieno valdovo Mindaugo rankas. Papasakok apie Vytauto didžiojo laikus. Tai buvo ramybės ir tvarkos laikai. Lietuvos valstybė labai sutvirtėjo, išsiplėtė, jo žemės driekėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Valdant sumaniam Vytautui buvo statomi miestai, plėtėsi amatai ir prekyba. Lietuvos kultūra nesumenko dar 200 metų po Vytauto mirties. Vėliau atėjo sunkūs laikai ir buvo uždaromos lietuviškos mokyklos, uždrausta lietuviška spauda. Žinai, spaudos draudimas lėgė kraštą 40 metų. Tačiau nenuslopino žmonių noro šviestis ir ieškoti kelio į laisvę. Netrukus krašto atstovai susirinko Vilniuje į konferenciją. Įsidėmėtina, jog šioje konferencijoje dalyvavo ir Punsko klebonas, kunigas Motiejus Simonaitis. Paklausyk, tai labai svarbu. 1597 metais karalius Žygimantas III Vaza pasirašė dokumentą, kuriame paminėta, kad parapijos klebonas turi mokėti lietuvių kalbą. Taip, tais laikais Punskas turėjo galimybę mokytis. Bet po Pirmojo pasaulinio karo krašto gyventojai norėjo prisijungti prie nepriklausomos Lietuvos. Bet po Lietuvos-Lenkijos karo Punskas tapo Lenkijos teritorijos dalimi. Taip ir gyvename Lenkijoje iki šių dienų. Taip ir gyvename Lenkijoje iki šių dienų. Basainėjos. Skurdi būti tikra Lietuva. Turiu aš tėvynę. Turiu aš gimtinių. Ir savąjį džiaugsmą turiu. Už viską, ką davė. Jums ačiū tariu. O vaikuti jau žinai, kur gyvenam ir žinai, Lietuva šalis maža, bet šalis jau žinai. Žodžiai, saulės išnokinti, duona kvepiantys ir kvepiantys žeme. Auga žodžiai, nudažyti mūsų protėvių krauju. Baltais keliais krinta snaigės iš visų linkų debesų ir skraido paukščiai link dausų. Tylųjų meilės giesmės baigias, lai grįžtame toli nuo mūsų. Už
mūsų tėvynė. Lietuva tai mano pati mėgstamiausia šalis ir aš kalbu tą kalbą, nors gyvenu Lenkijoje. Mano tėtis yra iš Lietuvos ir mano visi pusbroliai ir pusseserės taip pat yra iš Lietuvos. Man Lietuva yra mano tėvynė, nes prieš daugelį metų buvom didesnė Lietuva. Seneliai, proseneliai mano gyvena Lietuvoje, ne Lenkijoje. Mano sesutė Lietuvoje mokinasi ir aš ją dažnai aplankydavau. Man patinka Lietuvoje Trakų pilis, Kauno Rotušė, Gedimino pilis. Tėvynė tai yra mano gimtinė ir aš labai myliu savo tėvynę. Todėl, kad manęs yra graži ir aš esu Lietuvė. Aš myliu Lietuvą, nes yra mano tėvynė ir jeigu nebūtum Lietuvė, nešvęstume šitos šventės. Aš irgi labai myliu Lietuvą, nes jinai yra labai man brangi žemė. Jinai yra mano tėvynė ir aš ją visada mylėsiu. Aš labai mėgstu dainuoti ir šokti lietuviškas dainas ir groti jas ir klausyti dainų. Man jis patinka, nes aš esu Lietuvė, nes gyvenu Lenkijoje. Man tėvynė tai yra mano gimtinė. Lietuvoje man patinka visokie senoviniai daiktai, senovių pastatai, katedra Vilniuje ir kitokie dar.